Kas yra įdomu, tai archyvarai yra iš tikrųjų jau nešę didelį savo indėlį į BDR sukūrimo istoriją ir jo taikymo istoriją taip pat, nes, nežinau, galbūt iš istorinės šio teisės akto prieimimo dalies jūs būtumėt pastebėję, kad šio akto prieimimas 2 metus nusikėlė dėl archyvarų kaltės arba mūsų, nekaltės, galbūt džiaugsmo, kad jie tai padarė. Prancūzijos archyvarai inicijavo didelę peticiją 2013 metais dėl to, kad toks projektas, koks buvo sukurtas, negali būti, nes nėra atsižvelgiama į archyvų reikšmę. Jie tai grindė būtent tuo, kad nenumačius išimčių archyvams būtų neįmanoma atkurti paveldimumo teisinių santykių, būtų sunku rasti tikrojo turto savininkus per ilgą laiką, istorinę prasme, susiklošiusius paveldėjimo ryšius atkurti ir taip pat teisę gauti informaciją ir surinko labai greitai 50 000 parašų visoje Europoje ir tai lėmė, kad 2 metam nusikėlė bendrojo duomenų apsaugos reglamento galutinės redakcijos suformulavimas, o taip pat, kad tuo pačiu galutiniai redakcijai atsirado labai aiški išimtis, kad mes galime rinkti ir saugoti duomenis archyvavimo tikslais, viešo intereso labui ir taip pat siekiant įgyvendinti visų mūsų teisę gauti informaciją. Tai iš karto jau toks tikrai pats indėlis yra ne tik tame, kad jūs šiandien taikote bendrai duomenų apsaugos reglamentą savo kasdieniai veikloje, bet ir jau istorinėje perspektyvoje. Mano pranešime dabar, ką aš norėsiu akcentuoti, tai aš stengsiuosi išvengti teisinio žargono, nes jūs jau turėjote keletą teisinių pranešimų ir aš mielai savo pusę dalies atiduočiau, jeigu galėčiau dar vyriausiosios archyvarės pranešimo toliau paklausyti apie nepaprastai įdomius mums dalykus, bet aš pabandysiu sudėti tokius akcentus iš tos tikrai didelės, plačios ir gilios problematikos. Pirmas dalykas mano pavadinime, jūs matote, čia dabar neįdėta, bet aš pati įdėjau tokį pavadinimą, kad saugikliai ir požiūriai. Daugiskaita. Kodėl daugiskaita ir kodėl pradėta nuo saugiklių, tai aš greit paaiškinsiu, bet visų pirma kontekstas yra tame, kad mes į duomenų rinkimą, įskaitant dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų rinkimą, turėtumėm pažvelgti tokią laiko prasme ir pažiūrėti, kur mes pradedam, koks yra aiškumas kurioje vietoje ir kur yra didelės erdvės požiūrėms ir diskusijai. Tai tie keli etapai darbė su duomenimis. Pirmasis yra etapas, kai archyvarai turi perimti duomenis iš duomenis perduodančių institucijų. Tai yra klausimas yra, kokia apimtimi ir ką archyvai turi gauti. Ką kaupia institucijos yra kitas klausimas, tai yra pagal nustatytus teisės aktus, ką turi teisę gauti archyvai, teisės aktai yra sureglamentavę, kyla grinai toks labiau techninis klausimas dabar, ar jie turi teisę gauti originalius duomenis, ar kažkokius jų patikrinus, anonimizuotus, peržiūrėtus ir panašiai. Tai čia iš karto noriu pasakyti, čia yra vienas požiūris tik. Čia nėra daugiskaitos ir nėra kelių požiūrių. Archyvai gauna originalius dokumentus. Tai, kas yra parengta, tai, ką institucija saugo. Jeigu jie turi teisę gauti, tai jie gauna viską pilna apimtim. Tai yra ne valstybės institucija sprendžia, kas bus svarbu archyvams ateityje ir ar jiems reikia asmens duomenų, ar nereikia, ar dalį dokumentų išimti. Čia yra vienas požiūris, tik archyvarai galės vėliau kituose etapuose nuspręs, kokius saugiklius sudėlioti. Tai čia yra pirmas dalykas, niekas neturi bijoti perduoti dokumentus su asmens duomenimis archyvams. Niekas jūsų nenubaus, jūs įvykdysit savo pareigą. Archyvai turi ne teisę gauti dokumentus su asmens duomenimis, jie turi pareigą juos perimti vardan mūsų visų istorinės atminties. Joks valstybės tarnautojas, joks dokumentų valdytojas negali pasakyti, va šiai dienai, šiuo momentu, žvelgiant iš mūsų šios dienos perspektyvos, kas vėliau po daugelio metų bus svarbu istoriniam tyrimams. Tai yra mes dabar, pavyzdžiui, pavyzdys, galim pagalvoti, mes diskusijoje esame, pakviesti 5 pranešėjai ir jeigu tai būtų svarbus įvykis, archyvarai, pavyzdžiui, nutarė, kad reikia tai uždokumentuoti ir gauti dabar pranešėjų sąrašą.
Tai ir mūsų vardai, pavardės, asmens duomenys dabar yra svarbu mūsų nuomonė išliekančiom kartom. Tai jeigu jūs paklausit manęs, aš sakysiu ne. Man atrodo, kad koks dabar skirtumas, ar Salvija Mulevičienė, ar kažkas kitas čia šiandien pristatė duomenų apsaugos realijas, ar tai bus svarbu po 50 metų. Bet pavyzdžiui, jeigu staiga atsirastų koks nors judėjimas ar išsivystytų tokia tendencija, kad po 100 metų jūs pamatytumėt, kad nebėra nei vieno vyro valstybės tarnyboje, duomenų apsaugoje ir valstybės valdyme ir kažkas ieškotų, kodėl taip atsitiko, kur buvo lūžio taškas, kad štai iš vyrų valdymo mes perėmė moterų valdymą, jūs galėtumėt kaip iliustracinę nuotrauką paimti vėlesnę podiumo diskusiją, kur jūs pastebėsit, kad vyrų ten nėra. Tai šiandien mums, toks ta prasme, tai, kad aš esu pranešėja, tai yra vienas tik kontekstas, kad aš kažką skaitau, bet iš konteksto istorikai, tyrėjai, jie nustatys tik vėliau, kam tie duomenys gali būti naudingi, mes neįsivaizduojam šiai dienai, kas gali būti reikšminga, todėl archyvų funkcija yra saugoti viską, kas gali būti reikšminga ir archyvarai tai nustato, o ne perduodanti dokumentaciją instituciją. Tai čia tiesiog užfiksuojant pirmajame etape yra vienas požiūris, jeigu jūs jau duomenys surinkot valstybės institucijai kažkur, jeigu yra duomenų paketas ir įstatymas sako, kad archyvo tikslais archyvarai juos perima, mes atiduodam tai, ką turim, mes neišdarkom tų duomenų, neanonimizuojam kažkaip, tai darys archyvarai vėlesniame etape. Požiūris gali būti paprastas, jeigu mums kiltų klausimas, kaip čia savo nusistatyti tokį požiūrį į šiuos dalykus, tai įsivaizduokite, kad jums yra laikinai pavesta saugoti labai svarbu kažkokį krovinį ar siuntą, valstybė jums patikėjo, jūs turėsit vėliau grąžinti. Jūs žinote, kad ten yra labai trapių, krištolinių ir vertingų dalykų. Tai nereiškia, kad jūs jų nebegrąžinsite tikrajam savininkui, tai reiškia, kad jūs elgsitės atsargiai, galbūt uždėsite lipduką pakuodami ir pasakysite, kad galutinis gavėjų elkitės atsargiai, ten yra trapių dalykų, ten yra asmens duomenų. Tai čia matyti yra geroji praktika, aš nežinau iš tikrųjų, kaip vyksta šiuo metu, bet esu girdėjus gerų pavyzdžių, kad duomenys perduodančios institucijos, didelius paketus perduodančios, jos atkreipia dėmesį į tai, kad ten yra asmens duomenų, būkite atsargus, peržiūrėkite žodžiu ir tikrai neatskleiskite tol, kol netėjo tam laikas nepatikrinę jų. Tai čia galbūt tai yra geroji praktika, reikia tikėtis, kad taip vyksta, bet perdavimo pareiga yra. Yra pareiga perduoti originalius duomenis, archyvams pareiga perimti ir turėti originalą. Tai čia pirmasis etapas. Kaip matėte, kita dalis yra saugikliai ir požiūriai. Ir čia mes susidurėm su viena labai gilia dalimi, kurią šiandien eisiu, tai yra kas vyksta archyvose, kai jie perima informaciją, perima dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų. Tai visiškai atskira sritis yra, kur puikus duomenų apsaugos inspekcijos specialistai tikrai gali gerai pakonsultuoti, kaip tai saugoti, kaip užtikrinti vientisumą duomenų, kaip saugot nuo kibernetinio atako, galų gale ir visa kita, tai yra grynai jau techninių sudėtingas klausimas. Kitas dalykas, kuris jau mums aktualus yra šiandien, šiek tiek gal daugiau tikėjausi tos diskusijos išgirsti, bet tai yra labai specifinis klausimas, labai sudėtingas. Požiūrį atsiranda tada, kai mes kalbam apie jau archyvose esančios informacijos atvėrimą visuomeniai ir atvėrimą atskiriem tyrėjam. Tai yra apie tai, apie ką jau buvo pačioj pradžioj užsiminta, kaip istorijos tyrinėtojui, galų gale žurnalistui, arba visai visuomeniai gauti prieigą prie dokumentų, kuriuose esama asmens duomenų informacijos. Tai yra didysis tyrimų laukas, tai yra tikrai ta sudėtingoji dalis, įvairūs požiūriai įvairiose valstybėse, kokius saugiklius sudėti, kad mes tą balansą pasiektume. Žodžiu, vieną dalyką mes jau būsim gerai pasidarę, mes turim originalus, mes turim juos sukaupę, istorinę atmintį mes saugom archyvose, bet archyvai yra tam, kad jais naudotųsi žmonės. Jeigu mes archyvais neleisim naudotis, tai jie savo prasmės neturės. Vadinasi, turi būti labai aiškios taisyklės, o kaip dabar padaryti, kad visi žinotų, kokia yra ta prieiga. Kad nebūtų taip, kad atėjo istorikas iš vieno universiteto ir jam sakys, kažkaip
Neduosime, nes neduosime šiandien jums archyvinių duomenų, bet istorikų grupė iš kito universiteto mes duosime. Arba vienam žurnalistui duosime, nes jis atstovauja labai garbingą kažkokį pripažintą leidinį, o kitam neduosim, nes nesam girdėję apie šitą žurnalistą. Tai kriterijai turi būti vienodi ir čia tikrai reikia didelio sutarimo bendruomenės tarpe. Tarp pačių archyvaro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos specialistų būtinai, mokslininkų, istorikų bendruomenės. Kokie yra mums, kaip Lietuvos valstybei, šie priimtini kriterijai? Čia mes turime pakankamai didelę laisvę, nes iš tikrųjų kalbam ne apie įstatymo normas čia ar kažkokį kitą teisės aktą. Prieigos suteikimo klausimai, apsisprendus ties bendruoju modeliu, kiekvieno konkrečiu atveju turėtų būti sprendžiami, žiūrint į to atvejo aplinkybės. Nes yra ir skirtumas, prie kokių duomenų prašoma prieigos. Tai yra, turi būti pasvarstymai ir kriterijai, ar visi tie duomenys, asmens duomenys yra vienodi. Nes netgi kaip pavyzdys, pažiūrėkim, jeigu turėtumėm klausimą, kad, sakom, yra labai jautrių duomenų, kuriuos tikrai saugo duomenų apsaugos reglamentas, irgi yra išimtis, kada galima naudoti, bet tai yra sveikatos duomenys. Visi jau tikrai įsivaizduojam, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, arba kad aš einu pareigas valstybės tarnybai, kažkas tai sužinos, tai vieši duomenys. Tai čia nėra problema, kad tai yra atskleista, bet jeigu kažkas sužinos apie mano sveikatos būklę, mano giminaičių sveikatos būklę, galbūt tai jau yra problema. Ar visi šitie duomenys yra vienodos vertės? Mes turim žiūrėti tai, kiek jų atskleidimas gali paveikti iš tikrųjų žmogaus, konkretaus subjekto teises, pareigas, jo fizinę, moralinę būklę. Tai klausimas yra, pavyzdžiui, jeigu mes rašym, kad prieš 50 metų mano senelis buvo koją nusilaužęs ir gulėjo ligoniniai. Sveikatos duomenys. Šiai dienai ta žinia, kad mano senelis tikrai gulėjo ligoniniai, susilaužęs koją ir buvo pagydytas, ar jinai sukels man kažkokių labai neigiamų padarinių, kaip palikuoniui, tarkim, o jeigu jis buvo labai žymus kažkoks, asmenybė labai žymi ir jo biografija atkuriama, galbūt tai bus svarbu. Bet jeigu bus žinia, kad mano senelis buvo gydomas psichiatriniai ligoniniai dėl paveldimos psichinės ligos, tada klausimas, ar tai tikrai yra tokia nekalta naujiena ir ar tai negali daug labiau paveikti mano kaip subjekto teisių ir privatumo apsaugos. Tai yra labai daug kriterijų, aš čia paminėjau tik kelis iš jų ir šalis bando tikrai rasti balansą, sudėlioti tą visą kriterijų grupę, kaip apsaugot privatumą ir kaip kartu suteikti ir visuomeniai teisę žinoti ir mums visiems tą prieigą prie mūsų istorinės atminties. Labai svarbus yra dalykas, kurį jau palėtė ir vyriausioji archyvarė savo pirmajame pranešime, tai yra pateikę pavyzdį turbūt apie vilko vaikus, taip kaip pasvarstė ir nutarė, kad atsižvelgiant taip į apsaugą vis tik nebus leidžiama susipažinti su duomenimis. Daugelį šalių tokiais sudėtingais klausimais labai daug diskusijų vyksta visuomeniai. Įtraukiama ir žiūrima į šiuos klausimus irgi lygiai taip pat, kaip stipriai mes saugome tam tikro subjekto duomenis. Pats subjektas yra svarbus. Čia mes turėjome aukas. Mes turėjome nukentėjusius fizinius asmenis, galime taip galvoti iš to, kad tai yra į tam tikrą aukos poziciją patekę asmenis ir jų duomenų apsauga yra kitokia nei, tarkim, valstybinės valdžios struktūrų ar hierarchijai esančių asmenų, kurie priima valstybei svarbius sprendimus, bet nesusiję su jų kažkokiais asmeniniais išgyvenimais yra klausimai. Tai vienas iš pavyzdžių, kur buvo kitaip šiek tiek išspręsta situacija, tai yra Vokietijos tyrėjai šį kriterijų buvo būtent įsivedę archyvarai patys, po labai didelių diskusijų nutarė atskleisti po jau nacizmo visos didelės istorijos sukauptus duomenis apie tariamai, eutanazija vadinosi asmenis, kurie dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų, buvo taikyta eutanazijos procedūra. Ir tą sąrašą asmenų, kurie tikrai šitaip nukentėjo nepaprastai tuo laikotarpiu, norėjo labai visuomenė gauti ir istorikai taip pat dėl to, kad, sako, mums reikia įamžinti šitą atmintį. Jie negali būti pamiršti tie žmonės, su kuriais buvo taip nežmoniškai pasielgta, bet palikuonys nenorėjo. Išlikę gyvi giminaičiai
Nenorėjo dėl dalykų, kurių mes iš pirmo žvilgsnio negalim pagalvoti, kad jie yra svarbus, bet jie sakė, vienas iš pagrindų, kada buvo taikyta eutanazija, tai pavyzdžiui, visa ta istorija yra, kodėl yra žmonės, kurie sirgo sifiliu, žmonės, kurie sirgo taip pat įvairiom paveldimom lygom ir sako, mes nenorim, kad tokia informacija būtų teršiamas artimųjų atminimas. Ir va čia yra globalus klausimas jūsų archyvaro bendruomeniai, duomenų apsaugos specialistų bendruomeniai, kas turi konkrečių atvejų nustelbti, ar ši gyvųjų teisė į privatumo apsaugą, jų palikuonio apsaugą, ar visuomenės teisė žinoti ir visuomenės atminties formavimas. Tai vėlgi aš čia noriu atkreipdėmėsi, šiuos duomenis mes turime žinoti. Jie turi būti archyvose tam, kad būtų galima atlikti tyrimus. Tokie duomenys dažnai tarnauja tų pačių subjektų teisių gynybai, bet čia yra klausimas tik dėl atvėrimo. Ar atverdami tos duomenis, ar pateikdami jos visuomeniai, mes nepažeisime ir gyvųjų asmenų, asmens duomenų apsaugos, bet taip pat ir tam tikros istorinės atminties. Ir čia aš noriu baigti panašiai taip, kaip ir pradėjau, kad išskyrus archyvarus, kurie nebejotinai tarėsi su istorikais, niekas kitas į šį klausimą negali atsakyti. Ne aš negaliu atsakyti, negali atsakyti valstybės institucija, kuri turi tuos archyvus ir juos saugo, tai gali atsakyti tik tais būtent ši speciali kompetitingų asmenų bendruomenė. Ir vienoje vietoje buvo kilęs klausimas, kaip sustiprinti pasitikėjimą archyvais, tai aš sakyčiau, kad mes turėtumėm pirmą tą barometrą pažiūrėti, ar yra nepasitikėjimo. Aš taip aplinkinių net pasiklausinėjau prieš eidama, nes man yra gan nauja sritis. Tai toks pasitikėjimas didžiulis yra, kad Lietuvoje archyvais nepasitikėtų, taip kažkaip, nieko neradau, reiškia, pasitikėjimas yra, jisai tikrai yra užtarnautas ir matyti dėl to labai svarbaus darbo, kurį mes kaip šalis, kuriai labai svarbi istorinė atmintis, natūraliai suprantame. Ir čia aš norėčiau galbūt jau ir šiek tiek eiti link pabaigos dėl to supratimo, kad pas mus tų diskusijų matyti ir turėtų būti daugiau nei kitose vakarų Europos šalise, nei tose šalise, kurių istorinė atmintis nebuvo prievarta naikinama. Mes kodėl labiau turim koncentruotis į savo istorinės atminties išsaugojimą, todėl kad nekartą buvo bandoma šią atmintį sunaikinti. Tai yra tai, ką mes šiai dienai matome ir Ukrainoje ir galime ir kitose valstybėse pažiūrėti, yra naikinami archyvai. Tai yra okupantai, totalitarinių režimų šalininkai. Pirmas dalykas, ką darydavo, tai jie naikindami tautos atmintį naikina muziejus, archyvus ir išveža kultūros vertybės. Tai yra pirmas žingsnis. Antras visada būna žurnalistų teisių ribojimas, tai yra labai glaudžiai susijusios savokos, tai yra tas rule of law žemėjimo lygmenis tam tikri, bet pirmas žvilgsnis yra visada nukreiptas į tai, kur yra branduolys šitos istorinės atminties ir siekiama sunaikinti. Ir iš kitos pusės archyvarai puikiai žinot, jeigu jau kažkur įsivyravo totalitarinis režimas, ir jam jau ateina pabaiga, tai labai stengiamasi vėlgi išsivežti visus archyvus ir sunaikinti visus duomenis, vėlgi, kad neišliktų ta istorinė blogų dalykų atmintis. Tai mes kaip valstybė tokia paribė visada, kuri turim tą tikrai savo skaudžią atmintį, mes turime daug rimčiau žiūrėti į tai, kad privalome išsaugoti ateities kartom viskas, ko gali prireikti tikrai po 100 metų. Ir ko mes šiai dienai dar nežinom, kokie apimtim, kokiam kontekste prireiks. Gali būti, kad šiandien vykstantis, ne šiandien, šią savaitę kultūros bendruomenės tam tikras sujudėjimas ir išjudėjimas, gal jis duos pradžią tokiem dalykam, kuriuos po 100 metų kažkas tirs. Bet iš šios dienos perspektyvos mes nežinom. Tai todėl užbaigiant tiesiog vėlgi valstybės institucijoms būtų paraginimas drąsiai vykdyti savo pareigas, nebijoti perduoti to, ką turite archyvams tokią formą, kokią turite, archyvai susitvarkys ir užtikrins asmens duomenų apsaugą, tam tikrai yra visos kompetencijos ir galimybės, tai linkiu jums drąsos, o taip pat tai pabaigai vėlgi, kad kam reikalingi išsamus ir neišdarkyti tokie archyvai, tai reikalingi demokratijai. Tai yra kiekvienam iš mūsų. Ačiū.